Diena, brangus mūsų podcast'o žiūrovė. Mūsų laida Laisvai ir kritiškai šiandien yra skirta aptarti naujo pontifiko išrinkimą, popiežiaus Leono XIV. Mes norėsime aptarti labiau iš politinės perspektyvos, nes šiandien mes su profesorium Šarūnu Liekiu, kaip politikos mokslų ir istorijos mokslų profesorium kalbamės, taip pat su Gintautu Mažeikiu, kuris taip pat darbuojasi politikos mokslo fakultete. Pas mus bus mažiau teologijos, mažiau religinės gal perspektyvos. Mes norėsim pažvelgti labiau iš politinių mokslų perspektyvos ir šio popiežiaus svarbą mūsų dienų kontekste, kuomet vyksta karas, kuomet prieš tai buvo reikšmingi popiežiai kaip Jonas Paulius II, Ratzingeris ir Pranciškus. Štai tokiame kontekste išrenkamas popiežius amerikietis su patirtimi Centrinėje Amerikoje. Kaip jums, profesoriaus Šarūnai, atrodytų lūkesčiai ir bendra ši situacija? Na, lūkesčius dar sunku čia turbūt būtų apibūdinti, nes jeigu mes šnekame apie politinius lūkesčius, tai galim tik tai aptarti tą tokią ankstesnę gyvenimo perspektyvą ir jo trajektoriją, kurie dabartinis Leonas XIV vadovavosi anksčiau. Kitaip sakant, būtų galima matyti, ką jį domina, kuo jisai gyveno, kuo rūpinosi. Bet tas išrinkimas jo popiežiumi, reikia pasakyti, kad pirmiausiai turbūt buvo netikėtas ir buvo netikėtas visiems. Ir buvo aptarinėjama galybė ten tų kandidatų ir jisai buvo kažkaip tai tam tokiam antram fronte, apie kurį niekas negalvoja. Visi aptarinėja Trumpo memus su popiežiaus apdarais ir niekas rimtai negalvoja apie popiežių amerikietį. Ir matyti vis dėlto tą tokią konsteliaciją, pats faktas, kad Trumpo vizitas į laidotuvės, pokalbiai tenais, jo tie memai su popiežiaus apdarais ir paskui amerikiečių popiežiaus išrinkimas, jisai savotiškai šokiravo ir akivaizdu, kad žmonėms, kurie seka tą bendrą situaciją, seka galų gale net tą, sakykime, kūrybą, kuri ateina iš kinematografo, sakykime, iš karto man tai, pavyzdžiui, kad aš išgirdau tą žinią, apie kad tai yra popiežius išrinktas amerikietis, iš karto jaunasis popiežius, Judas Law, žodžiu, ir konservatorius, kuris, žodžiu, visą kuriją sukrečia ir sudėlioja viską į vietas, atmesdamas visą modernybę, žodžiu, ir progreso atributus. Ir iš Judo Law niekas irgi ten, ne iš Judo Law, jis kaip aktorius, bet iš to jaunojo popiežiaus irgi niekas nesitikėjo, kad jis gali tokį padaryti, nes visi tai ir kad jis gali būtent taip elgtis ir to siekti, kai jį išrinko. Kitaip sakant, kad su tuo personažu, kuris ateina į šventąjį sostą, tampa Romos popiežiumi, yra siejama daug nežinomybių ir daug, ko gero, tokių aspektų, kuriuos mums yra sunku kol kas dabar įvertinti ir netgi suprasti, prie ko tai vėliau ves. Nes mes žinom, kad jisai domisi politikoje, kad jis yra pakankamai politiškas, kalbama apie jį, kad jis yra aktyviai siekiantis dalyvauti politinėme gyvenime, angažuojasi socialiais ir politiškai svarbioms temoms. Tai nėra popiežius, kuris už tokią uždarybę, kuris, ta prasme, mes gyvenam savo pasaulį ir čia mums nesvarbu, ką kiti apie mus galvoja. Panašu tai, ką mes, ko gero, įsivaizduotume su Jude Law personažu, kuris sako, man visiškai nusispjauti, ką čia visas aplinkinis pasaulis galvoja apie mane, bet aš dogmatiškai detaliai seku tai, ką aš įsivaizduoju, kas yra teisinga, nes aš esu Kristaus vietininkas. Institucija pati, kuri, deklaruoja tokį, domėjimąsi ir aktyvumą pasaulietinėje veikloje, per tai
visi puikiai turbūt supranta, kad per tai yra aktualizuojama ir problematika, galų gale ir pačios konfesijos populiarumas iš dalies iš to kyla. Sakykime, ten vienas ar kitas koksai, aš nesakau Dalai Lama, bet, pavyzdžiui, jeigu mes imam kokius budistų lyderius ten kokioj, Nepale ar dar kur nors, tai iš principo uždaras pobūdis, neatliepimas visuomeniniam problemom, ta prasme mes vienuolynuose meldžiame su barškučiais, žodžiu, gyvenome ir mes nesam niekam svarbus apart savęs. Tai ta popiežiaus institucija visą laiką būdavo susijusi, ir jos svarba buvo susijusi, kiek jinai sąveikavo tiek su pasaulietiniam problemom, tiek su valstybę liečiančiom problemom, tiek ten, sakykime, tie patys santykiai su imperatoriais. Tai buvo pamatiniai dalykai, kurie Romos popiežiaus institucijai buvo svarbus, nes net jeigu lyginant, sakykime, su tom įvairiausiam protestantiškom konfesijom, tai jos yra labiau į save orientuotus nei kad į visuomeninių reikalų sprendimą. Popiežiaus institucija tradiciškai, sakykime, net jeigu imsime kokį ten bizantiškai periodą, kada Bizantijos imperatoriai skirdavo popiežius, tai tarp kitko toks irgi buvo. Pas mus 200 metų bando kažkaip tai užmiršti, kada bizantiečiai gotus išvarė iš Romos ir, žodžiu, 200 metų realiai kontroliavo popiežiaus instituciją. Tai yra, Konstantinopolio patriarchatas buvo formaliai lyg ir svarbesnis. Bet, visoj toj sąveikoje, kovų sąveikoje, įtakų sąveikoje popiežiaus institucija buvo svarbi. Tai matyt, kad naujasis popiežius vis dėlto supranta tai ir yra tęsėjas tos įsitraukimo į pasaulietinius reikalus šalininkas ir matyt, kad šita tendencija tęsis ir pakankamai. Aišku, vertinti mes ko gero galėsim tik tai po kelių metų. Nėra taip greitai, kad mes galėtume iš karto įvertinti čia po poros mėnesių. Šventasis sostas netgi pasiūlė Vatikaną kaip galima vietą dėryboms tarp Rusijos delegacijos ir Ukrainos. Ir kas labai maloniai mane nustebino iš šio popiežiaus, kad jeigu Pranciškaus retorikoje mes jautėme, kad jis atsisako vertinti Rusiją kaip agresorę, o Ukrainą kaip auką, jo retorikoje už taikos maldas šitų įvardinimų, kur gėris, kur blogis buvo atsisakoma. Ir štai šis popiežius mane netikėtai maloniai nustebina, kad savo pontifikato pradžioje jis įvardino Ukrainą kaip kankinę. Ir man atrodo, tai yra ganėtinai rimtas žingsnis link įvardinimo aiškių. Ir šitoj vietoj aš dar prisiminčiau dar tokį dalyką, kas mane stebino, kad popiežiaus Pranciškaus retorikoje nebūdavo. Juk krikščionybei labai svarbus dalykas yra atgaila ir nusikaltėlio noras pasitaisyti. Tada jam yra atleidžiama. O Pranciškaus retorikoje buvo atleidimas, skatinimas, kad ukrainiečiai atleistų rusams ir gyventų taikoje, nors Rusija net neprašė jokio atleidimo. Tai va čia mane stebino Pranciškaus pontifikato metu stoka tam tikrų raktinių koncepcijų, kurios yra pamatinės krikščionybė. Aš nežinau, kaip jūs į tai žiūrite. Gintas dabar, o paskui aš jau prisijungsiu. Aš tai pridėčiau prie to, ką čia kalbėjo Šarūnas, kad iš ties Leonas XIV tikrai bus politiškai angažuotas. Yra visada, kai analizuojami popiežiai, kai tik jie ateina į valdžią, svarstomi ženklai, su kuriais jie ateina. Ir čia įprasta visokioms centralizuotoms, sakykime, institucijoms štai minėti ženklai. Ir jis paminėjo kelis tokius ženklus. Pirmas tai buvo tai, kad jis pasirinko Leono XIV vardą, kas pagal tradiciją sako iš karto tęsiu Leono XIII darbus. O tada atsiverskim ir žiūrėkim, ką veikia Leonas XIII. Čia apie prieš 1880 metai.
Tai tuo laikotarpiu pirmą, jis bandė padaryti, pasirašyti konkordatą su stačiatikių bažnyčia, rašė laiškus Aleksandrui II, paskui ir kai tą nužudė Aleksandrui III. Susipyko su Didžiąja Britanija, nes anglikonai atsisakė pasirašyti normalų konkordatą, bet irgi bandė su jais užmėgsti, buvo labai politiškai aktyvus. Bet svarbiausia, Leonas XIII laikomas pačiu kairiausiu tuo laikotarpiu per šimtmečius popiežiumi, todėl kad jisai rėmė profesinės sąjungas, darbininkų judėjimus ir išleido encikliką Rerum Novarum, kuri buvo laikoma tokia krikščionių demokratų arba krikščionių socialistų pagrindų. Tai yra, kaip reikia naujai plėtoti socialinės veiklas. Tik tai dabar šitoje vietoje, jeigu prisiminsime, tai Leonas XIV ateidamas neva iš Amerikos, nors aš veikiau nurodyčiau į Peru, į kitas, kur jis tenais lavino savo gebėjimus, tai sakyčiau, jis turi tas pačias pakankamai radikales krikščioniškas kairiasias nuostatas. Nežinau, kiek jį ten paveikė teologinis marksizmas paplitęs Latino Amerikoje, bet kokiu atveju galima tai įtarti. Ir santaikos dėja su Donaldu Trumpu, kiek tas nesidžiaugtų, kad čia amerikietis popiežius ne tai, kad nebus, o bus veikiausia labai didelis konfliktas šitoje vietoje. Leono vardas taip pat reiškia tai, kad jis bus politiškai aktyvus. Būtent, jis yra politinis popiežius. Ir nuo pat pradžių pareiškė jau dabar būdamas valdžioje, kad sieks sustiprinti būtent ne tiek tikėjimą savaime aišku, kaip visada, bet visų pirma sustiprinti Vatikano politinę galią, kaip valstybės ir kaip įtakas visokius. Po to dar atsiminkime tokį dalyką, kurį dažniausiai visi praleidžia. Jis buvo prieš tai, kad jį išrinko popiežiumi ilgą laiką, bent 2 kadencijas, Augustinų ordino generaliniu prioru. Tai yra, jis iš viso yra toks Augustinų ordinui nepaprastai svarbi asmenybė, Augustinį, ir taip pat jisai, žinoma, yra studijavęs daug Tomą Akvinietį. Tai čia, aišku, bus Augustinas, Tomas Akvinietis, tikėjimas stebuklinga pradžia įvairiais stebuklais, nes čia yra creatio ex nihilo idėja. Bet kita vertus, nuo Augustino ir Tomo Akviniečio ateinanti dviejų kalavijų samprata. Ir čia yra svarbu, kad iki tol Pranciškus I kalavijo neturėjo. Jis buvo popiežius be kalavijo. Už tai ir Pranciškus, pranciškonis, tas, kuris su žvirbliai šnekas ir varnomis ir visiems yra geras ir kojas plauna. Šitas bus su kalaviju. Tik tai kalavijas yra viešpatės ir kalavijas, žinoma, Cesariaus. Tai toje vietoje mes pamatysime, bet aš įtariu būtent tai, kad jisai pirmiausia veikiausia sustiprins visą katalikų bažnyčią politiniu žvilgsniu. Ne taip, kad, žinot, aš taip įsivaizduoju, kad atsipalaidavo mūsų kunigai ir viskupai, manydami, kad galima gyventi anapus politikos ir tiesiog bujoti davatkų surinktų lėšų sąskaitą, o dabar teks užsiimti politinę veiklą. Ir kaip tai pasireikš Europai ir pasauliui, man labai sunku nuspėti. Žiūrėdamas į Lietuvos vyskupus ir į kunigus, aš nesu labai tikras, kad jie sugebės vykdyti politinę misiją Vatikano. Šarūnai, kokia tavo reakcija į tai bus? Į būtent šitą politinį iššūkį, kurį bando suformuluoti Leonas XIV ir kokios yra perspektyvos. Juk tas atsisukimas į Ukrainą nėra visai atsitiktinis. Veikiausiai jis ten mato didelės Vatikano galimybės per juniatus, galbūt per stačiatikius, žinoma, kad per katalikus, galbūt net bandytų paveikti ką nors ir su Baltarusija, nors aš neįsivaizduoju, ką jis ten galėtų nuveikti šitoje vietoje. Aišku, kad Lenkų korta bus naudojama politiniu požiūriu, būtent politiniu. Tai kokios čia galimybės yra popiežiaus paveikti mūsų vidurio rytų Europą ir rytų Europą?
Na, aš dabar dėl to Ukrainos klausimo, tai galvoju, kad ankstesnis popiežius Pranciškus, jisai elgėsi pakankamai atsargiai, vis dėlto turėdamas omeny, kad irgi turi santykius su Rusijos federacija, kadangi yra Romos katalikų bažnyčia tenai. Atsiminkime, kad popiežiaus institucija labai ir šventasis sostas labai atsargiai su valstybės dominuojamomis sistemomis elgėsi. Pavyzdys ta pati Kinija, kur vis dėlto sutiko su vyskupų paskirimo tvarka, kad komunistų partija pirmą tvirtina vyskupą, o paskui tvirtina jau tik tai popiežius. Tai šitą dalyką mes kažkaip tai išleidžiam iš akių. Ir, žodžiu, elgėsi su Rusija pakankamai atsargiai, bet matyt paskutiniu metu, kas atsitiko, kad vis dėlto Ukraina vienaip ar kitaip praranda tas rusakalbės sritis. Rusakalbės, ir atitinkamai tada tenais dauguma yra konfesiškai, dauguma yra Rusijos stačiatikių bažnyčiai priklausančių žmonių. Na ir stiprėja ta Ukraina, kuri yra ta vakarų Ukraina, kur vis dėlto... Autokefalinė. Ir iš vienos pusės autokefalinė, kurios, aišku, nesugebėjo perlaužti populiarumų, nesugebėjo tapti populiaresnė negu rusų stačiatikių bažnyčia Ukrainoje. Kol kas, gal pasiseks. Bet kitas elementas, kuris yra labai svarbus, tai yra vis dėlto graikų apeigų katalikai, tai yra unitai. Ir unitų bažnyčios, ta pozicija matyčiai tampa svarbi, kadangi ten visą laiką būdavo kažkokių tai nesureguliuotų klausimų tarp švento sosto ir unitų bažnyčios, kurie vis dėlto turi tam tikrą autonomiją visoje struktūroje. Tai, žodžiu, matytai reiškia, kad vis dėlto unitų bažnyčios svarba didėja ir turint omeny, kad vakarų Ukrainos didžioji dalis politinio elito yra vienaip ar kitaip yra susijusi su unitų bažnyčia, tai matytai ženklina tą didesnį dėmesį unitų problemoms, nes ten vis dėlto turint omeny, kad ukrainiečių autokefalinė bažnyčia stačiatikių atsiranda. Kyla tas toksai klausimas, kam tada ta unitų bažnyčia, kuri buvo savotiškai ir kompromisas, patenkama po popiežiaus skeptru, bet išlaikome tiek apeiginę, tiek teologiškai tą dogmatinę autonomiją. Tai dabar, kada tos priespaudos, tokios akivaizdžios primetimo konfesinių taisyklių ir gyvenimo būdo nėra šiais laikais, nes tada buvo, čia būtent Lietuvos Lenkijos valstybės specifika buvo tai, kad bandyti išvesti stačiatikius iš po Maskvos įtakos. Unija buvo sudaryta, dabar, aišku, tos aplinkybės yra visiškai kitokios, bet matyt kyla klausimas vis dėlto, tada tu turi labiau pataikauti, įtikti unitų bažnyčiai, nes jeigu unitų bažnyčiai labai neįtiksi, jie gali pasižiūrėti kitą pusę ir bandyti tada vienyti su autokefalinė stačiatikių bažnyčia. Tai toks variantas irgi neatmestinas, mes galvojam, kad čia yra viskas taip jau žinot. 1596 metais, kai padėjom, taip ir ten, kur palikom, ten ir radom. Nebūtinai taip gali būti ir turint omeny tą vidinę dinamiką ukrainiečių ir nacionalizmo, ir nacionalinio, plačiai tam žodžiu, ta prasme, tos kultūrinės tapatybės, tai yra neatmestinas variantas ir matyt tai vertė popiežiaus instituciją kur kas atsargiau kalbėti Ukrainos klausimų ir atliepti jų interesus. Nežiūrėti to bendro platesnio konteksto, kur yra ir Rusija, ir Kinija, žodžiu, ir tie specifiniai santykiai su Maskvos patriarchija, žodžiu, Maskvos patriarchatu ir Rusijos stačiatikių bažnyčia. Tai visi tie dalykai, matyti, yra pakankamai taip, besivystantis dinamiški, net jeigu prisiminsit Pranciškaus popiežiavimo laiku, tada, kada jis buvo popiežius, sakykime, tas pats nuncijus Kijeve buvo lietuvis, visi čia užmiršta. Ir lietuvis, tas lietuvis, kurį čia visi įsivaizduoja, kad čia lietuviai yra didžiausi rėmėjai Ukrainos, jisai Ukrainos kontekste buvo labai stipriai kritikuojamas už labai atsargią poziciją Ukrainos kovos su Rusija atžvilgiu. Ir kitaip sakant, tas lietuviškumas visiškai neįtakoja jo kaip Vatikano diplomato pozicijos tais klausimais. Tai, žodžiu, tuos dalykus reikia turėti omeny, kadangi mes, sakykime, net ir toj pačioj Lietuvoje, Lietuvos katalikų bažnyčia pakankamai rezervuota tais klausimais, sakykime, kas liečia santykius
čia lietuviškai negerai sakyti, kas liečia, bet kada mes kalbam apie santykius tarp Rusijos stačiatikių bažnyčios, katalikų bažnyčios, sakykime, netgi tas pats egzarcatas, kuris yra sukurtas Konstantinopolio Lietuvoje. Į visos klausimus, jeigu mes pasižiūrėsim, kaip į mūsų, sakykime, Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchija reaguoja, jinai pakankamai rezervuota ir tikrai, žodžiu, vėliavomis plačiai čia nemojuoja, kaip ir visos kitos konfesijos. Ta prasme, yra vis dėlto suvokiama, kad, tas sąžinės laisvės klausimai yra labai subtilūs ir vieną kartą gali vieną konfesiją paliesti, kitą kartą gali kitus paliesti. Tai toksai balansavimas išlieka. Akivaizdu, kad naujojo popiežiaus veikla bus tikrai nukreipta labiau, matyti, ir socialinių problemų. Matyti, tai, ką mes įvardinam kaip gerovės valstybė, Europos kontekste tai svarbu, trečiajam pasaulyje tai labai svarbu. Trumpo reformos irgi sukels visą eilę pasekmių Jungtinėse Amerikos valstijose, susižavėjimas, sakykime, kad tai, kas vyksta Argentinoje, ten mėlėtos reformos, naujoji viešoji vadyba, žodžiu, socialinės valstybės naikinimas ir panašus dalykai. Visą tai išliks Švento sosto interesų ir dėmesio centre, matyti, nes vis dėlto tai ir atliepia tiek tą socialinę katalikų bažnyčios doktriną ir rerum novarum, apie ką Gintas šnekėjo. Ir tie klausimai be abejonės išlieka labai svarbus, jeigu tu nori išlaikyti tam tikrą populiarumą ir ypatingai, pavyzdžiui, tos pačios Latino Amerikos kontekste. Latino Amerikoje protestantizmas labai sparčiai plinta, tai pačioje Brazilijoje, ypatingai, pavyzdžiui, 50-tininkai, įvairiausios protestantų konfesijos, tose tradiciškai Romos katalikų bažnyčios globojamuose valstybėse, kur absoliuti dauguma gyventojų buvo katalikai, dabar ten jau vos ne iki keliasdešimt procentų tampa protestantiškomis. Ir tai be abejonės ne be Jungtinių Amerikos valstijų, žodžiu, ne iš ten atvykstančių misionierių įtakos rezultate. Tai ir jeigu tu ten nori būti populiarus, kitaip sakant, tu negali čia, žodžiu, naujosios viešosios vadybos, ką mes čia mūsų fakultete dažnai vartojam tą terminą, bet ir tu negali ignoruoti tos socialinės raidos, to finansinio kapitalizmo raidos tendencijų ir atliepti žmonių lūkesčiams. Kitaip tu čia gali būti visiškai nebesvarbus, marginalizuotas ir nustumtas į pakraščius. Ir mes čia tokių pavyzdžių, kada įvairios, sakykime, konfesijos, kurios tradiciškai buvo labai populiarios, mes matom, kad socialiniai, politiniai įvykiai dažnai žmonės verčia keisti konfesiją. Ir čia tokios tendencijos ir tada tas demografinis aspektas tampa svarbiu ir tos tendencijos vis dėlto gali griauti tą tradicinį nusistovėjusį galios balansą vienoje ar kitoje valstybėje. Ta prasme, tarpukario, pavyzdžiui, jeigu mes imsime kokią tą pačią Lenkijos Respubliką, sakykime, senkatalikių judėjimas, ten toj pačioje vakarų Ukrainoje plitimas to pačio įvairiausių formų protestantizmo, kuris buvo labai svarbus ir ukrainiečių nacionaliniam judėjimui, nes jie buvo nepatenkinti, sakykime, stačiatikių bažnyčios vaidmeniu, taip pat buvo nepatenkinti, sakykime, graikų katalikų vaidmeniu, kurie matė, kad jie tiesiogiai kolaboruoja su Lenkijos katalikų bažnyčia. Kitaip sakant, tada, kada bažnyčia susiduria su tuo klausimais susijusiais su nacionalizmu, su tapatybės klausimais, su socialinės būties, galų galiai socialinio kokybės, gyvenimo kokybės klausimais, tie dalykai yra labai svarbus ir žmonės yra privesti rinktis dažniausiai ne dėl kažkokių tai intelektualinių paskatų, kaip mes žinom puikiai, o dažniausiai yra tas tiesiog gyvenimiškas aplinkybės, ten, žodžiu, bažnyčios statusas, socialinio prestižo klausimas. Jeigu grįžtume prie tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų, pavyzdžiui, ten pietuose visur, ten kokie Pietų Karolinai pavyzdys, tai jūs bet kurią tenais miestelį, kokį Kolumbuso nuvažiuosi. Tai čia yra socialinio prestižo klausimas, kur tu priklausai, ten pirmąjį presbiterioną ar pirmąjį baptistų priklausai, antrąjį baptistų ir antrąjį presbiterioną. O jeigu tu jau esi užribyje socialiniam, tai tu už upės Romos katalikų bažnyčiai priklausai. Tai čia, žodžiu, yra labai daug dalykų ir tai verčia žmonės tiesiog tapatintis su tam tikra socialinė aplinka ir nebūti toj socialinė aplinkoje. Todėl tas dėmesys politikai, socialiniams klausimams ir galų galia darbo, gyvenimo kokybės klausimams yra labai svarbus ir jis yra visiškai pagrįstas iš popiežiaus institucijos, žiūrint iš to taško. Jo, aš čia tik pridursiu tokį dalyką.
kad prisimenant Leoną XIII, kuris jau tas mūsų minėtas jo veikalas apie Rerum Novarum, ten taip pat kritikuojama laisvos rinkos idėja laissez-faire ir laisvos veiklos. Ir dabar, jeigu pasižiūrėsime, šiaip protestantizmas, kada jis plinta, dažniausiai sekant jau Weberiu, pakankamai dažnai remia šitą laisvą rinką. Laisva rinka protestantizmas, o katalikai lyg ir buvo nusišalinę nuo viso šito, kurį laiką buvo nusišalinę. Dabar mes matysim, ar iš tikrųjų Leonas XIV seka tą pačią idėją. Ir tada man čia įdomi tokia asociacija yra, kad G.D. Vance'as iš savęs vaizduodamas didelį kataliką ir netgi sugebėjęs pabuvoti pas Pranciškų prieš pat jo mirtį. Neaišku, žodžiu, čia kokia konspiracija gali būti dėl to, bet kokiu atveju save afišuoja. Ir inauguracijoje suspėjo sudalyvauti naujojo popiežiaus. Jo, šiaip ar taip jis save taip pozicionuoja, pakankamai ryškių katalikų ir netgi su tokia dominikoniška pakraipa, ne augustiniška, bet vis tiek. Ir jo tie šnekėjimai apie darbininkų rajonų, darbininkų miestų atstatymą Jungtinėse valstijose, kurie kol kas tenais muilo burbulas tai yra. Veikiausiai, aš manau, ir bus muilo burbulas ir nieko neįvyks, bet kokiu atveju jo retorika ir vizija, kuri kai kuriems mūsų kritikams primena fašistinę, bet fašizmas ir socializmas žingsnis čia broliai beveik dvyniai. Ir tokiu atveju mes matome, kad G.D. Vance'as įsivaizduojantis save kaip naująjį ar būsimą Jungtinių valstijų prezidentą, neabejotinai veikiausiai ir toliau bandys užmegzti kažkokius tai politinius ryšius su naujojo popiežiumi. Ir aš šitoje vietoje matau didelį konfliktą tarp Trumpo administracijos viena vertus, visos Trumpo administracijos ir G.D. Vance'o grupuotės. Dabar G.D. Vance'as su ten keistom visokiam asmenybėm yra susijęs. Dabar aš nenoriu aptarinėti jo tamsiosios apšvietos pusės, čia yra kitas klausimas, visiškai kitas. Bet dabar mes kalbame apie katalikišką pusę. Aš esu skaitęs ir diskutavęs netgi su pora amerikiečių apie G.D. Vance'o prieštaringas dvi tendencijas. Viena vertus, jis susideda su neoreakcinė tamsiaja apšvieta, kuri iš tikrųjų yra tokia keista ir nuo katalikų ten toli kaip nuo, nežinau, nuo kokios nors tolimos planetos. Ir čia jis turi vieną savo kampą. Ir kitas jo kampas, visiškai kitas jo elgesio ir požiūrių kampas yra jo katalikiški žvilgsniai. Aš nemanau, kad jie yra suderinami, bet jo galvoje jie yra abudu, ir tie. Mums labai sunku atskirti, nes mes į jo galvą neįlysim dabar. Bet dabar kalbėdami apie tą jo katalikiškąją pusę, šiuo atveju mes susidurėme su tokiu keistu dalyku. Iš tikrųjų, viceprezidentas, kaip Šarūnas jau minėjo su savo retorika ir palyginimu apie upę, jis yra vis dar anapus upės. Todėl, kad viceprezidentui šiaip nėra priskirta ypatinga funkcija išskyrus tai, kad būti gyvam visą laiką. Bet dabar mes matome, kad G.D. Vance'as lenda visom keturiom, visur, kur tik tai įmanoma, kad tik tai pakliūtų į aplinką viešumą ir joje sudalyvautų. Ir ženklų ypatingų aš jo to katalikiškumo jo aktyvume nematau, jokių, išskyrus štai šitą važinėjimą į Vatikaną. Dabar mano toks, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip Šarūnai manai ir gal Tomas taip pat, kaip čia galėtų būti tolimesni ryšiai, ar jie prognozuotini tarp viceprezidento Amerikos ir Vatikano, ar jie taip ir liks tik tai ženklas, na, toks, žinot, simptomas, nuoroda, neturinti jokios reikšmės, kas dažniausiai ir būna politikoje. Na, gal greičiausiai manot, jeigu tu manęs dabar šiuo atveju klausi, tai aš galvoju, kad tas išliks kaip tokia mislė, kaip spėjimas, be aiškaus tokio, be aiškaus
sakykime, be aiškių tokių ženklų, kurie, ir kuriant tokias situacijas, kurios, ko gero, iš kurių galima bus išrutuliuoti vienokį ir kitokį scenarijų ateityje. Nes tokio neapibrėžtumo tai politikoje apskritai yra, mes puikiai patys matom, ar lietuviškai politikoje yra, visi įsivaizduojam, kad čia racionaliai yra viskas sudėliota, visi nesusistiguota. Dažniausiai, nėra, yra, ta prasme, daugybė spėjimų, įtarimų, vengimo pasakyti kažvieną ar kitą dalyką. Tai čia matyt tam lygmenį ir išliks ir tokio, ko gero, vis tiek, žmonės visi tai jie nėra, teologijos daktarai, jie yra vis dėlto dauguma jų elgiasi, jie yra sinkretistai tokie, ne, tai, žodžiu, nėra nei to gryno pavydalo kažkokio katalikų, jie turi vienokias ar kitokias simpatijas, estetinės simpatijas, kaip ir toj pačioj Lietuvoje, sakykime, jeigu grįžtant, kur čia reakcingi, nereakcingi katalikai, sakykime, ties, visos tos Pijaus 12 draugijos ir lotyniškos mišios ir taip toliau, tai irgi, arba kokioj Lenkijoje, sakykime, Gžegožas arba Gregoras, žodžiu, Braunas, kuris kandidatas į prezidentus buvo, kuris atspindi, žodžiu, būtent tą tokią pasaulėjautą. Ir tų žmonių yra, ir nebūtinai, kad net būdami vienoj konfesijoje, jie čia su viskuo sutinka. Čia, kai mano vienas kolega gerai sakė, čia jisai kalbėjo apie žodžiu, apie Ilinojaus universiteto, žodžiu, žydų bendruomenę. Jisai sakė, žinai, tai pas mus tenai, sako, yra gal 400 narių, kurie mokesčius moka, bet sako, pas mus turime nuo visiškai ortodoksalių, paraidinių tokių, iki tų, kurie medžiam meldžiasi, sako. Tai mes, sako, turim tą spektrą tokį. Tai tas Vensas ir atspindi tą spektrą, atspindi tą spektrą katalikiškos tos tokios pasaulėjautos, kur, žodžiu, maišosi skirtingi dalykai. Kai kas yra aktualizuojama politiškai, tai yra susiję su tiesiog, su konjunktūriniais dalykais. Yra susiję su konjunktūra, yra susiję su to politinio momento poreikiu ir tai sąlygoja, žodžiu, žodžiu, tą raišką, kokią mes matome paprastai tam kažkokių politinių susitarimų, netgi tų pareiškimų, nes kadangi, kaip ir pats gerai paminėjai dėl Venso, tai jo tos tokios pareigos nėra labai apibrėžtos. Koksai Rubio, aš sakyčiau, kokio reikėtų, sakykime, labiau klausytis, kuris irgi yra pakankamai toks konservatyvus katalikas, ir jo reikėtų labiau klausytis, ką jisai deklaruoja, ką jisai sako, ir vis dėlto yra valstybės sekretorius, tai užsienio reikalų ministras. Tai tiek šio klausimo. Aš tai norėčiau gal dar grįžti prie geopolitinio požiūrio, kuris buvo Pranciškaus retorikoje dėja labai sutampantis su Rusijos propagandiniu diskursu, kad Ukraina neva kalta dėl to, kad Amerika išnaudoja ją, ginklus tiekia, kitu atveju Ukraina negalėtų kariauti, ir būtų taika. Ir turint omeny Pranciškų kaip argentinietį, Lotynų Amerikos tą kontekstą, tą antiamerikietišką nuostatą, man atrodo, kad Pranciškui natūraliai gavosi, kad jo mąstymas sutapo su Rusijos šituo propagandiniu diskursu, kurį aš aptinku ir kai kurių lietuvių mąstyme, ir dabar tas mūsų naujasis skandalas su Vaitkaus vizitu Baltarusijoje, buvęs kandidatas į prezidentus, tai pas juos, jų tinklapiuose, jo komandos tinklapiuose, šitas Rusijos propagandos diskursas, kad Amerika labai kalta, NATO kalta, kam tos ginklus tiekia, ir štai kur galimybė rasti taiką, tai kad nusiginklavimas. Tai pas Pranciškų tas buvo. Dabar įdomu, kaip su šituo diskursu ir šituo paveldu Pranciškaus elgsis naujasis popiežius. Ir kitas klausimas, dar vienas, Pranciškaus valdymo metu buvo labai aiškiai išreikštas ekumenizmas. Ir aš kaip pats ekumeninių pažiūrų vis dėlto buvau nustebęs, kad tas ekumeniškumas neturėjo balanso, jis buvo vietomis ne visai adekvatus, nes vis dėlto popiežius yra atstovas katalikiškojo šventojo sosto ir štai
išskirtinė pagarba plaunant kojas didįjį penktadienį ar didįjį ketvirtadienį, kad nesumaišyčiau, reiškia, musulmonams buvo taip labai ekumeniška, labai gražu, bet neadekvatu ta prasme, kad štai iš anosios pusės, konfesinės kitos pusės niekas neplauna krikščionims kojų. Ir netgi yra problemos tam tikrose šalise katalikams, krikščionims praktikuoti savo tikėjimą. Tai vat šitas dar vienas paveldas, toks, kaip aš įvardinčiau, šiek tiek neadekvačiai subalansuoto ekumeniškumo. Kaip šitą spręsti su pagarba kitoms religijoms, bet neprarandant tokios savigarbos ir tam tikrų tradicijų. Nežinau, kaip jūs čia matytumėt. Aš matau tokį dalyką, kad apskritai yra taip vadinamų leonų tradicija. Visiškai atskirai. Mes pasižiūrėtume pagal vardą nuo Leono 1 iki 14. Ir ką mes ten pirmiausia pamatysime? Labai daug susiformavo tokių bendrų tendencijų. Tai pirma tendencija, jau čia Šarūnas minėjo, tai noras sukurti visuotinę bažnyčią, bendradarbiaujant su tuo metu dar Bizantija, Konstantinopoliu. Ir Leonas XIII irgi bando sudaryti konkordatą su stačiatikių bažnyčia, susitarti, pasirašyti sutartį, kažkokią tokią nedidelę sutartį jam buvo pavykę pasirašyti, būtent bendradarbiavimo. Ir dabar labai nedaug Leonas XIV priešnekėjo, bet jau sugebėjo vieną pasakyti kalbą, kur pasakė, kad jisai gina ne katalikus pasaulio, o pasaulio krikščionis. Aišku, jis šiandien savo užsideda didesnę kepurę negu turi, bet kokiu atveju tai rodo tokią religinės ekspansijos per diplomatiją galimybę. Antras dalykas, prisiminkime, kad ir Augustinas ir Tomas Akvinietis niekada neneigė bažnyčios karų. Tai reiškia, kad tai nėra popiežius, kuris bus taikiai nusiteikęs. Antraip jis būtų Pranciškus II, pasiėmęs Pranciškaus antrojo vardą. Tai čia šitoje vietoje, bet kita vertus nereikia būti ir naiviam. Popiežius ir visa jo kunigų ir vyskupų armija divizijų požiūrių, turimų divizijų požiūrių yra 0. Ta prasme, neturi kariuomenės ir negali nieko įveikti. Čia yra problema, kurią jau kažkada netgi Stalinas yra įvardėjęs, jis paklausė, kada popiežius pradėjo kištis, jis paklausė, kiek jis turi savo divizijų. Neturi divizijų, tai ir ką čia kišasi. Tai mes matome, kad veikiausiai bus kietos diplomatinės priemonės ir jis turi galimybių. Šarūnas jau paminėjau, aš minėjau šitą G.D. Vance'ą, o dar Marką Rubio paminėjo Šarūnas irgi, ir daugiau tenais yra. Kitaip tariant, atsekti jam kažkokias galimybės jis turi ir neturi šito, sakykime, matyt, veikiausiai spėju, kad neturi tokios antiamerikietiškos nuotaikos, nors kita vertus ir tikrai nebus trumpistas. Tai čia mes galime tik tai spėlioti, kaip jis elgsis toliau, bet kokiu atveju, matant jo socialinę nuostatą vykdyti socialinę politiką, aš nematau kažkokių ypatingų galimybių, kad jis vis dėlto sugebės susitarti su Donaldo Trumpo aplinka, nesvarbu, kad Vance'as ten yra. Bet už tai matau iš tikrųjų galimybę plėsti savo įtaką Europos Sąjungoje, kuri ir toliau vis dar turi šitą gerovės visuomenės iliuziją. Ir bandys kurti šitą gerovės visuomenę, nors tai yra daugiau fikcija karo akivaizdoje. Tai kažką tai ir pridurti daugiau aš prie to, ką mes čia sudėliojame, nematau. Išskyrus, tai pasikartosiu, ką pradžioje sakiau. Įsivaizduokime tokį dalyką, kad dabar Leonui XIV yra 69 metai. Aš taip specialiai jį nužiūrėjau, atrodo man iš šono žiūrint, žinoma, labai sveikas vyras. Tai tikėtina, kad kokius 25 metus gali valdyti.
Kaip ir Leonas XIII. Jo, pakankamai ilgai, taip. Ir tai Bet žinote, reiškia, Leonas, čia noriu pertraukti Gintą, Leonas XI mirė po 30 dienų po savo pontifikato, 70 metų. Tai. Aišku, čia Medičių laikai, čia 16 amžius, bet žinai. Klausykit, Medičiai čia atskira istorija. Ten nuodai buvo dalyjami į kairę į dešinę ir čia numirti per vieną dieną nuo popiežėjimo buvo normalu tais laikais. Bet Jonas Paulius pirmasis taip pat per 30 dienų. Nu, kiti laikai, kita moralė, bet dabar mes nespėliokim, kad nepranašaukim tokių greitų pabaigų. Šiaip tikimybė, kad nekintant desperatiškai kažkokiem nesikeičiant situacijai, tikėtina, kad jis bus ilgą laiką valdžioje. O tai reiškia, ką ir noriu pabrėžti, kad aš dabar apie visas bažnyčias pasaulio nenoriu kalbėti, bet Lietuvos katalikų bažnyčiais teks smarkiai keistis. Ir nežinau, kaip jį keistis ir kokie bus santykiai toliau su Lietuvos Seimu ir prezidentūra, kurie apsimetinėja ryškus ir galingi katalikai. Tai čia atsiras tam tikra šitoje vietoje intriga ir, matysim, kaip tai. Aš visai nenustepčiau, jeigu popiežius iš ko nors sužinojęs, kad jis valdo Vytauto Didžiojo universiteto katalikišką fakultetą, jis yra už jį atsakingas, jis skiria, ten dėstytojas Vatikanas skiria. Dekanas skiria. Dekaną tvirtina. Nu tai vis tiek. O per dekaną gali ir visus kitus tvirtinti, netiesiogiai. O rektorius jau čia tada svarbesnis. Nu, nesvarbu. Tiesiog aš noriu pastebėti, kad veikiausia, kad Leonas XIV net nežino, kad Kaunas su tokia teologijos fakultetu yra. Bet gali kas nors pasufleruoti jam. Ir tada staiga pasikeis situacija ir čia politikos mokslų fakultetas dėstytojai gaus įsitraukti į politinę analizę. Kaip reikia pagal Augustiną ir Tomą Akvinietį aiškinti monarchijas, kaip reikia aiškinti, aš neatsimenu, kad jie būtų ten kažką apie respubliką ypatingo parašę, bet matyti, kad bus iššūkiai nauji. Svarbu, kad nelieptų atgailauti. Nemanau, kad šitas atgailavimas, aš neatsimenu, kad ten toj filosofiniai doktrinai, kaip tik atgailavimas turėtų ypatingą reikšmę. Ten kaip tik truputį kiti niuansai. Atgailavimas tai čia yra silpnos bažnyčios vaizdas. O stipri bažnyčia, jinai atrodo kitaip. Tai ką, gal dar pabaigai koks reziumuojantis žodis iš profesoriaus Šarūno, ar dar porą žodžių Gintauto, nes mūsų laida artėja į pabaigą. Aptarėm naująjį popiežių Leoną XIV, jo pirmtakų kontekste. Gal mažiau dėmesio teko Jonui Pauliui II, kuris dažnai matomas kaip raktinis popiežius griaunant buvusią Sovietų Sąjungos tą visą komunistinę politinę prasme ir socialinę prasme tą tvarką. Ronaldo Reigano kompanionas, Solidarność, dvasinis lyderis, gal čia šitam pirmtakui mažiau dėmesio skyrėme laidoje, gal pernelyg daug akcentavimo Pranciškų, bet dar ir Ratzingeris taip pat buvo konservatyvus kaip ir Jonas Paulius II. Ratzingeris labai reagavo į Lisabono sutartį 2009 metais, kad krikščionybė nėra paminėta kaip viena iš pamatinių Europos vertybių, nes tuomet buvo įvairių šalių
skirtingos pozicijas dėl tolerancijos ir atvirumo visoms religijoms ir buvo nenorima išskirti krikščionybės vertybių kaip pamatinių. Ratzingerio kritika buvo šiai Lisabonos sutarčiai, kad pažiūrėkime Europos istorinį paveldą, architektūrą, muziką, taip toliau, ir kaip to galima nepaminėti. Bet mes turim taip pat ir labai daug islamo istorinio paveldo ir kitokio. Tai gal buvo galima kažkaip tai įvardinti visas ekumeninių principų, bet Ratzingeris ir Jonas Paulius II to ekumenizmo pernelyg nėra demonstravęs. Kadangi profesorius Gintautas daug kartų minėjo ir Lietuvos katalikų bažnyčią, aš atkreipčiau dėmesį į tai, kad Lietuvoje stipraus ekumenizmo tendencijų irgi nematyti. Katalikų bažnyčia tam priešinasi ir yra buvę pakankamai daug tokių nemalonių tokių situacijų ties konflikto riba apeigų metu, kuomet nekataliko atstovas, mėginant atlikti apeigas ekumeninis, katalikų bažnyčios atstovas padovanoja švenčiausios mergelės Marijos statulėlę. Ir be abejo, kad tokiam hardcore protestantui tokia dovana ekumeninios dvasios nepakels. Tai va čia, sakyčiau, gal būtų irgi tam tikra vizija Lietuvos bažnyčioms. Kita vertus, nežinia, kiek ekumeniškas pats šis popiežius bus, nors jeigu jis jau nebe kataliko, krikščionių visų, tai gal tai kaip tik ženklas, kad jis bus ekumeniškas. Matote, čia geri labai abiejų jūsų komentarai. Aš sakyčiau, kad, pavyzdžiui, Leonas X, tai ko jisai pasižymėjo, kova prieš reformaciją. Prisimenat, Liuteris, žodžiu, kada reformacija Vokietijai prasideda Leonui X valdant ir kada bando statyti, žodžiu, Švento Petro baziliką, žodžiu, indulgencijom visi daug pinigų leidžia. Bet grįžtant prie to klausimo apie, žodžiu, tą ekumeniškumą, konkurencija be abejonės yra tarp skirtingų konfesijų, žodžiu, orientuojasi į tą ratą žmonių, kurie yra tikintys. Yra bandoma ten, žodžiu, ieškoti tų avelių paklydusių, kurie yra netikintis. Žodžiu, įvairios bažnyčios tai bando su skirtinga sėkme tai daryti, bet iš principo, tas ratas žmonių, kurie tikina, jis yra pakankamai toksai, nors šiais laikais pakankamai toks stabilus ir žmonės, ką mes matome ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kuriuose vietose Vokietijoje, kad ta prasme tas vadinamas church shoppingas yra, bandymas susirasti savo tinkamą, žodžiu, konfesiją yra paplitęs ir ką mes matome dabar Lietuvoje, kad mano nuomonė, kad, pavyzdžiui, konservatyvūs protestantai turi kur kas daugiau bendro su konservatyviais katalikais, negu progresyvūs katalikai su konservatyviais, žodžiu, katalikais. Ta prasme, atotrūkis viduje tarp skirtingų stovyklų Lietuvoje, aišku, reikėtų čia dar ko gero sociologinių tyrimų, bet tas atotrūkis tarp tų vadinamų progresistų ir konservatyvių, socialiai konservatyvių žmonių, jisai didėja ir yra net, aš girdžiu pastoviai nepasitenkinimą ten vienų ir kitų vienais kitais ir pradedant apeiginės dalykais, pažiūromis ir taip toliau, žodžiu, ta atskirtis didėja, o iš kitos pusės aš dar savo laikų studijų Jungtinėse Amerikos valstijose pamačiau, kad žmonės, kurie laikosi fundamentalistinių religinių pažiūrų, ta prasme, gali tai būti, sakykime, islamo sekėjas, gali būti judaizmo, krikščionybės, koks baptistas, sakykime. Jie visi kartu geriau kur kas sutarė, negu, sakykime, kas nors į jų ratą bando įsibrauti su progresistinėmis pažiūromis. Kaip sakant, realiai atmetantis Dievo buvimą šiame pasaulyje. Tarsi su tais jie, net ar tai būtų katalikai progresyvūs, ar tai būtų kokie progresyvūs ten kokie, sakykime, episkopaliniai bažnyčiai, kuri ten garsėja, tai, kad jie priima, sakykime, tenais ir vienos lyties santuokas laimina ir panašiai. Skirtumai tarp jų yra kur kas didesni negu, sakykime, tie, kurie yra, laikosi fundamentalios pozicijos.
fundamentalistinės pozicijos. Ir matyt, kad tas skirtis ir toj pačioje Lietuvoje stiprės ir va čia šitame kontekste naujo popiežiaus vaidmuo bus labai įdomu stebėti, kaip jisai bando makro lygmenyje šitos dalykus suvaldyti, šitos procesus suvaldyti, kurie yra pakankamai prieštaringi. Kitaip sakant, ko gero mes matysim įvairiausių keiščiausių alijansų politinių ir matyt, kad tas klausimas, kada šnekėjome apie Ukrainą, sakykime, tų pačių graikų katalikų klausimas arba ten kitų rytų bažnyčių klausimas, matyt, jam tampa svarbus. Pastebėjote, sakykime, tos pačios intronizacijos procese, sakykime, koks dėmesys buvo rytų bažnyčioms skiriamas. Nuo Etiopų ten ir pamaldos ir visur reklamuoja, tas pats Šventojo Sosto tenais, žodžiu, žiniasklaida demonstravo, kaip ten Etiopai meldžiasi, kaip ten įvairios stačiatikių bažnyčios pas, žodžiu, Romos katalikų bažnyčioje. Žodžiu, tie dalykai yra labai įdomus ir prie ko tai ves mes pamatysim. Aš čia norėčiau dar grįžti prie Ratzingerio ir Jono Pauliaus II, kurį Tomas paminėjo. Ratzingeris arba Benediktas XVI labai yra įdomi, sakyčiau, asmenybė. Aš žiūriu į jį su pagarba, todėl kad jis yra orus ir sugebėjo atsistatydinti tada, kai suprato, kad nei pašaukimo, nei sveikatos tiems dalykams pakankamai neturi. Kita vertus, priminsiu, kad filosofijoje labai dažnai Ratzingeris buvo vadinamas filosofu, popiežius filosofas. Jis iš tikrųjų yra parašęs labai daug fundamentalių veikalų, visiems kitiem popiežiam toli iki jo. Bet nepasakyčiau, kad jis ten kažkokia tai būtų hiperpolitiškai veiklus. Bet Jonas Paulius II, aš nemanau ir netikiu, kad Leonas XIV paseks jo pėdsakais, nes tai yra savotiškas, irgi žinoma, Voityla buvo filosofas ir Karolis Voityla rašė apie personalizmą, aš esu skaitęs jo veikalus, bet kita vertus tas jo politinis ir pilietinis angažuotumas išeiti su minia į gatvę nebūtinai yra sektinas kitų popiežių akimis. Ir skaitydamas ir skaitęs istoriją Roberto Pervesto, dabartinio Leono XIV, aš nematau ten jokių požymių, kad jisai pats stotų į kokias nors revoliucinės gretas ar ant barikadų. Nematau tam jokių variantų, bet aktyvią politinę veiklą ir diplomatinę veiklą, taip pat, kas man labai patiko, Šarūnas, ką minėjo, kad tokie reakcingi ir karingi katalikai gali rasti puikų pokalbį su tokiais pat reakcingais ir karingais protestantais, ar net kai kuriais stačiatikiais, ne visais stačiatikiais. Tai čia ir kadangi jie gina tikėjimą ir tikėjimo vertybę, tai taip pat politinė tikėjimo vertybė, kurios ne visada mes galim suprasti. Tai šito požiūriu jo veiksmai gali būti, kaip jau čia minėta, įdomus ir reikšmingi. Ir tik tai, kad gali būti, kad mums teks išmokti kitokią politinę leksiką esant šitam popiežiaujant Leonui XIV. Sakau, laukiu įdomių sprendimų, bet turbūt, kad pirmiausiai jis tvarkysis savo paties bažnyčioje, jam dabar ne iki pasauliečių, jam reikia su kardinolais ir viskupais išspręsti klausimą. Ačiū Jums labai už įžvalgas, komentarus ir tikiuosi, kad po metų mes dar grįšime prie pontifikato, prie Šventojo Sosto